Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien pas mus laidoje šviežios idėjos su Lidl karaliaus karpis. Karpis turi intensyvų skonį, sumažinti jį aš siūlau su druska. Tiesiog pamalame šiek tiek druskos ir paliekame kelioms valandoms šaldytuve pailsėti. Į keptuvę pilame aliejų, svogūnus susismulkiname pusžiedžiais. Į įkaitintą keptuvę dedame svogūnus. Svogūnai suminkštėjo, tad pilame cukrų. Į keptuvę dedame šiek tiek sviesto, beriame saują razinų, beriame mūsų prieskonius. Tuo čiaudėsiu. Svogūnai pasitroškino, tad pilame baltąjį vyną. Vyną šiek tiek nusigarino, tad viskas keliauja į kepimo indą. Inde išdėliojame karpį, citriną išdėliojame tarp karpio gabaliukų. Indą nešame į orkaitę 25 minutėm 180 laipsnių temperatūroje. Mūsų studiją užtvindė artėjančių švenčių kvapai. Karpį apibarstome skrūdintais anakardžių riešutais. Riešutai suteiks šiek tiek subtilaus skonio bei traškumo. Keli lapeliai petražolių. Mūsų patiekalas jau garuoja ant stalo. Šiandien tiek, o su manim pasimatysite šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.